blogai žaidėm, bet laimėjom, bet visą laiką geriau, kaip sakant, blogai žaisti ir laimėti, negu gerai ir pralošti. Išeinam nepasiruošę, gal truputį per didelis pasitikėjimas arba nuvertinimas, gal sakykime, priešininko kai kuriuos elementuose. Tiesiog, gauni spyrį į užpakalį, pamatai, kad, jeigu nežaisi, bus tikrai liūdna ir, kaip sakant, bus gėda prie žiūrovus. Mes patys kalti. Patys kalti, pradėjom tempti laiką, pradėjom naudoti spyrį į to koją. Aišku, tai yra gerai, tai buvo tvarkoj pataikyta, bet aš galvoju, mes praradom patys savį tą agresyvumą, bėgimą į priekį, norą neštos žeminimus. Pradėjom, kaip sakant, taip slinkt ir laukti tos pabaigos tų varžybų, o tai belaukiant gali būti labai prastai. Iš tikrųjų, tai esu be galo patenkintas, aišku, labai pavargęs, tai atrodys gal, kad nesidžiaugiu, bet viduj tai džiaugsmas liejasi per kraštus, kai pailsėsim, aišku, tai vertinsim. Priešininkai irgi gali vertinti neblogai, kad vėjas regbėje labai daug ką įtakoja, nes spyriai per vartus po 3 taškus galima puikiai rinktis. Matėte, 2 smūgiai buvo ir vienoje ir kitoje komandai daugiau negu už pusę aikštės, tai yra aukštas lygis tikrai pasaulyje žmonės, o tokiuose atstumuose kartais tik įspiria. Varžovai geriau žaidė ir laimėjo. Šiaip tai daug nepamatuotų sprendimų labai priiminėjom, kur reikia žaisti rankom, mes priam koją, kur reikia žaisti tvirti koją, mes žaidžiam rankom. Tai užmuša mumis baudos. Visiškai nereikalingos baudos antram kėliny. Žaidžiam varžovo pusėje, gaunam baudas, varžovai spiria per vartus, pavyzdžiui 3 taškai. Žinau, kodėl jie tiek sulyzdavo tiek žmonių, kad pusė aikštės palikdavo laisvos ir leisdavo bėgti, tai čia ir aš nubėgčiau su viena koja, jeigu man tas leistų. Aš tai nežinau, kaip reikėtų sužaisti, turint vieną žmogų persvarui ir 3 minutės gauti 8 taškus. Mano blaivė galva nesuprantami dalykai yra. Tai čia paprasčiausiai žmonių nesusikoncentravimas ir dėmesio praradimas. Visas rungtynės reikia žaisti, o ne vaikščioti nosį nuleidus ir ieškoti grybų. Gal ir iš vieno miesto daug kas, bet dideliais draugais čia mažai ką gali pavadinti, žinai, nes tai yra kontaktinė sporto šaka, tai yra nuolatinė įtampa, nes vienam pačiam mieste konkurentai, plus kai nuolat esam spaudžiami visos Lietuvos geriausių regbistų, tai tiesiog ta įtampa kitą kartą ištrūksta. Aišku, aš tikrai nepalaikau, nes regbis yra džentelmenų sportas, o kada jau aikštėje atsiranda chuliganai, jūs patys matot. Vyresni žaidėjai daugiau nori gal laimėti dėl to, kad mums įaugė į kraują tos dvikovos tokios. Žinoma, niekas neprarasta, čia yra tik tais pirmas ratas, antram rate gali viskas spręsti vėl iš naujo. Tai aš nežinau, nenoriu sakyti, kad čia mes jau nukabinam nosį, tiesiog ruošiamės kitom rungtynėm, taip pat kaip ir ruošiamės dabar, viskas tvarkoja. Nereikėtų nusiminti. Tik vienas žingsnis mūšyje, karas dar nepralaimėtas.